Šiandien matysite, kaip važiavome į vieną iš populiariausių vietų Bankoke – Train Market. Kaip baisu. Tuomet matysite, kaip mums sekėsi Floating Markete. Viskas užstrigom kamštyje. Ir matysite, kaip bandėme patekti į 5-star super išskirtinį VIP Only G su dress code vos negeriausiai vertina daug puslapių rekomenduotiną super mega big ass rooftop Sky barą Bankoke, kuriame griežtai negalima eiti su tapkėm, nes jūsų pirštai matosi. Bet aš jau su tapkėm, nes batų šio kelionį nepasiėmiau. Na tai pamatysit, kaip sekėsi. Beje, drambliai bus kitam epizode, tai stay tuned. Gero žiūrėjimo. Savaniha, my friend! Šiandien po 5:37 pamiegojom tik tai 4 valandėlės. Labas, Kamilė! Welcome! Esat matę kažkur tik tokį traukinį, kuris pravažiuoja pro tokį turgų ir ten visi pasitraukia ir ten tas traukinys taip centimetrais nuo žmonių, tai mes varysim į tą vietą ir vėliau varysime į Floating Marketą, kadangi iš vakar užsirezervavome turą ir buvo parašyta, kad jeigu jūs varot anksti, bus daug mažiau turistų ir bus jau daug geresnė patirtis. Tai mes galėjom rinktis, ar mus, pavyzdžiui, 11 paima, arba dabar 6 ryto. Tai nusprendėm 6 ryto, tiesiai nuo hotelio paims. We are from Lithuania, Europe. Europe? Yeah, Europe. O, varyk, Kamilė, šitą nesną mašiną. Hello. Gidas surinko visus turo dalyvius ir tiesiog važiavimą link savo tikslo. Viščiukai lipa lauk. Kamilė, we're like chickens. You are father and mother. Kaip keista, kad čia traukinių stotis. Taip nepanašu. Oi, aš nusteikus kelionį. Jo, tai mes dabar atvarėm už kitą miestelį už Bankoko, kuris labai akivaizdžiai yra vargšų. Čia bus vieta, kur atvarys mūsų traukinys. Kol laukiam traukinio, mūsų gidė aprodė mums druskų tvenkinius. Jie iš čia ir gauna druską, ją gamina. Sau, čia druska. Eik tu sau. Geras. For cooking. Nusipirkom natūralios pastos. Nu, dantų pastas iš druskų kažkaip. Iš druskų. Geras. Wow. O tai visi filmuoja. Koks jis dišopkinis toks. Varom į traukinuką ir dabar šitas traukinys mus veš į Train Marketą. Mes dabar važiuojam per tą turgų jau, todėl mums žmonės ir mojuoja. Halo! Jo, mes tam turgui. Žiūrėk, kiek turistų čia daug. Aš nesuprantu, kaip tai veikia. Neužilgo pamatysite, kaip tai veikia. Viskas paprastai iš tikrųjų. Kai ten visi fotografuojas prie to traukinio kaip skruzdėlės. Fresh market. What do you recommend us to taste or buy, Ruth? Coconut, right? Coconut. Yeah, coconut. 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 Fresh coconut. How safe it is to eat from the food from street markets and stuff in Thailand? How safe? Yeah, is it like you're not gonna get bacteria or like diarrhea or something? Yeah. Inside a hat. Then it's good. Something you're wearing is a fur. Oh, then it's good. That is good. Savaniha. Vieną jo, ragaujam. Geras. Geras, kaip. Kopen kap. Buvo, geras skanu. Keista. Pirmą kartą ragaujam. Skanu. Maschinen aufsteigen. Ir po kelių minučių atvyko visų lauktas traukinys. Nu, geras, kaip crazy, kiek daug turistų, ne? Kaip baisu. Nu, tai? Geras, ne? Kaip tau traukinys, Kamilė? Šiaip keista ir kad toks didžiulis ir tiek mažai vietos čia yra ir kaip iš tikrųjų nesaugu čia yra, bet visi darbuotojai sužiūri, kad visi stovėtų ten, kur reikia stovėti, tai dėl to jautiesi biškai saugiau. Šiaip kažkokią pačią didžiausią pasaulį įspūdžio tai tikrai nepaliko. Toks
tiesiog pražiavo traukinys ir tiesiog yra turgus. Kur mums dažniausiai daug turistų nemaišo, bet šiandien tiek jų daug, kad dieve mano, vat, sunkiai praeini, pakvepuoji, vos telpi. Man truputėlį per daug buvo. Bet man tai vieta tai faina, konceptas irgi žiauriai kietas. Sakė, viena iš populiariausių vietų čia turistinių. Todėl dafiga žmonių. Ir nesvarbu, kad mes keliamės 5 ryto 50. Einam dar pasišopint. Žiūrėkit, maitina paukščiukus vienoje vietoje ir ten naujagimis guli. Kelių mėnesių, Kamilė, kokį 2-3? Va taip, va parduotuvėliai. Atvykome į Floating Market. Dabar mūsų kėdė Root, perkam mums bilietukus, sėsim į savo asmeninį laivelį, plauksime aplink marketą ir čia mes turėtume pavalgyti kažko. Tai pirmoje vietoje mums rekomendavo Pad Thai, antroje vietoje Chicken Soup, man atrodo, ir trečioje nepamenu. Green curry. Okay. Ledus reiks, aš labai noriu. Bet kaip desertas sakė, jo, tik sakė suvenyrų nepirknešis skemas. So now you can go to the market and buy something to eat. Kadangi turistų buvo krūva, reikėjo laivelio palaukti dar pusvalanduką, tai nuėjome surasti, ką galėtume pasmaguriauti. Nu, geras. O paus street foodas pirmas? Kaip karštai. Wow. Eiti skanu. Wow. Kuo gerai. Nesuvalgys dar kokios nebūtų. Būtent šitoj vietoj šitie coconut pancakes man buvo skaniausias Tailandė išbandytas saldus maistas. Jie patys geriausi buvo. Aš negalvoju, kad skanuos. Noriu tešlą šitą nusipirkti. Fried banana. Pirmą kartą gyvenime bandom. Nalbėt, ne? Davai. Prisėdam pavalgėt. Sakau, Kamiliai, kaip crazy, kaip mes greitai pripratom prie šito chaoso ir mums ramu. Ir iš tikrųjų mes tokia turiu savam pasaulyje. Tiesiog užsisakėm Pad Thai with shrimp and chicken soup, kaip mūsų gidė rekomendavo. Wow. Copenhagen. Crazy, ne 4 eurai. Nu, mažiau bus, gal 3 eurai pėm. Kosmosas, jo, mes turtingi Tailandė. Bet kas, man atrodo, turtingas Tailandė iš Lietuvos atvarės dar? Gerai. Mes jau kuo toliau, tuo labiau pradedam pasitikėti tuo gatvių maistu, ne? Nes čia irgi neesna koks šitą virtuvę, bet jau ką padarysi. Krevetės pamilau šią kelionę. Tu nemėgai krevečių prieš šią kelionę. Wow, Tailandas mus keičia. Nu ir prasidėjo mūsų plaukimas laiveliu. Gidė informavo, kad pirkti iš laivelio nerekomenduoja, nes kainas čia turistams yra užpompuotos ir tiesiog brangios. Tai labiau tiesiog mėgojomės visais vaizdais. Nėra ilgai čia. Halo, mei chai. Čakdy. Viskas užstrigom kamštyje. Turiu 1000 tikrai. Ir pasiėmėm ledų. Wow, beautiful. Gražus užžiūrėk. Ledai labai geri. Man viskas, kas iš kokoso patinka. Aš negalvoju, kad tai bus. Noriu truputėlį papasakoti apie transportą Bankoke. Kamilė, tu pati geriausia operatorė pasaulyje. Gerai, kodėl tau man kiaušus rodė, nežinau. Transportas Bankoke labai patogus, kai varai su traukiniu, nes praskipinė absoliučiai visus kamščius. Traukinys, pigiausias netgi, tada tuktukas smagu ir Bolt, tiesiog taksioriai. Galima ir pirdą nuomotis, bet mes nesam čia pakankamai ilgai, kad mums reikėtų ją nuomotis. Būtume ilgiau, tai turbūt paimtume, bet eismas tikrai yra chaotiškas. Ar mes norim Bankoką? Kas dabar bus, Kamilė, papasakok? Nežinau, Martas sakė plaukiam, mes plaukiam, aš turėjau tiesiog pasivaikščioti, mes dabar plaukiam. O nenorim to laivą žlipti. Gal visai nori? Mes varame į šventyklą, kuri vadinasi Wat Arun. Kamilė. Wat Arun. Mes biškai pradedam suprasti, kad mes labai pavargę nuo šiandienos mūsų turo ir mes čia atvarėm į tą Wat Arun, nors čia yra labai gražu, mes tokie bandom išgyventi. Ir būtent veltui sveikata yra pats pagrindinis dalykas, kom turėtum rūpintis, nes jeigu sveikata yra not good, tai tada ir experiences bus not good. Nieko, bandom enjoyint. Aš tokia visą lipą. Kaip tu atės aš tai? Nu, žodžiu, va, tas Wat Arunas, mes, žodžiu, ne muziejaus tokie žmonės, neturbūt dar reik dauti kitos istorijos. Arunas labai pavargę. Išvada girdėjot, mes buvom tiesiog pavargę. Tai nusprendėm varyti atgal į hotelį, kad pailsėti. Vakare turėjo daugiau jėgų. Wow. Hello, we are back at the hotel.
We are very tired, we need rest, and then we go party in Bangkok. Nu gal, labas vakaras, vis dėlto atsigavom ir išėjom ir dabar eisime į rooftop bar. Norim parodyti, kai mes atrodome, kadangi ten nėra dress kodas, kuris vadinasi casual. Ir jeigu mes jo nepraeisime, nes šiaip esam su savo šliopkėm, su savo pirštais gražiais, tai galimai mūsų ten neįleis. Bet aš spėju, kad įleis. Aš nemanau, kad čia toks kritinis taškas, tai mano kojos pirštai. Tai žodžiu, einam į rooftop barą. Va tas va pastatas viršuje. Vertigo Roof Bar. Skaičiau internete, tai vieni rašo, kad čia tourist trap, čia visiškas skemas ir per daug užaipintas reikalas, nes tiesiog plešia pinigus. O mes nuvarysim pabandyti. Tik užeiname vidų, apsauga. Bet sėkmingai ją praėjome. Mano tapkės jų net baidė. Let's go. Jo. Aš visą Ameriką nusileidžiu. Aš manau, kad tiek bus dar kažkoks. Kamilė, first impression. Atėjimas čia. Bum. Sveiki, mes iš Dubajaus tiesiai į PM9 aukštą. Nefilmuok gal. Gerai, aš labai ramiai. Įdomu tavo reakciją pirmą. Sadney, hi. Are you in-house here? No. Now you're from Fiji, we have a minimum spending for 800 baht per person for Mumbai. You can buy the ticket and redeem the ticket. Yeah, there. Perfect. Jep, pažiūrėjo tiesiai mano tapkės, kai galvojau, kad nepastebės. For gentlemen, we are required to cover shoot. Yes, and if you don't mind, we have the shoe to change for you. Yeah. Came to Thailand without no shoe. So very thank you, yeah. Geras, niekur nemačiau šito internete, bet jie duoda gražius batus, jeigu tu ateini su savo pirštais ir tapkėm kaip aš. Geras. Kokie batai. Patogus? Pirksi Jo, šitą to pirku. Tavo dėšiš? Jo, čia patogu. Apinga. Tai praėjome dar 5 apsauginius ir mes jau viršuje. Pavenga. Thank you. Biškai pakarta. Pakarta? Pasiėmėm non-alkoholį kokteiliukai. Čia visokie laimai, švaimai, sultis, multis ir gavom kažkokių čipsiukų. Baibu? Gerai bus skanus? Fine. Man keistų mane. Tada. Okay, Aš ikrų dar gavau. Aš gavau bus labai maža porcija, tai taip atrodė. Man atrodo 30 eurų. Tik tai? Jo, man atrodo daugiau. 116 eurų. Kem 5 eurai už įėjimą, tai žodžiu, 105 eurų. Normaliai. Čia, čia yra pati įspūdingiausia pastato viršūnė, kurioje man teko būti savo gyvenime. Čia yra crazy, kaip gražu. Dažniausiai užlipa kažkokia mieste, kažkokias bažnyčias viršaus ir tipo, visa miesto panorama, bet čia yra kažkas va tokio kitokio. Va čia yra ta tokia miesto panorama, kuri tokia įspūdinga, dėvė mano. Kelčiu Instagramą postą tokia, sakyčiau, kad aš Dubaju, tikrai atrodo, kad aš Dubaju. Dabar aš galiu, nežinau, skemint žmonės su savo kursais. Nu, Kamilė, kaip mums Sky baras Vertigo? Man labai patiko. Taigi tourist trap neapsimoka plešia pinigus. Ne, tikrai nebuvo pats pigiausias, turbūt kiek kur galėjom nueiti ir tikrai make sense, kad tourist trap gali būti. Bet labai skanus maistas, labai geri vaizdai. Nebuvo daug žmonių, kai mes ėjom, aš galvoju, kad bus tikrai daugiau žmonių. Nebuvo kažkokios super blasting muzikos, kur tai negali susikalbėti. Jo, tai žodžiu, žiauriai smagu. O, žiūrėk, tarakonas, atsargiant žemės, tarakonas. Martai! Ai, tu sorry. Martai! Čia tarakonas! Fū, jie tokia didelį, buvo jau tokio dydžio. Ką tu darai? Man tiesiog klešniai už klešniai skimba ir aš galvoju, ten tarakonai. Tai va, įdomu, ar žmonės viršuje ten laimingesni nei čia apačioje, nes čia apačioje tokia šypsas, nieko neturint. O ten viršuje tokie visi, jo. Tokia pasikėlė visi, tipo, kad aš turiu pinigų ir atėjau į barą. Taip, tiesa. Gerai viskas, labanaktis. Jo, labanaktis. Šiandien sakom labanaktį ir keliaujame į kitą dieną. Skrisim į Krabi, Hujabi. Nu. Oi. Martai. Hujabi. Čia tokia sala. Džiumančiai. Nu, davai gražiai pabaigti. Gerai, skrisim į Krabi. Džambi. Kitoje serijoje matysite. Jau svarstam pasim bežionę vieną.
Mama, jeigu matai šį video, gal dar rytoj išgyvensiu. Mano naujas darbas